skirti naudoti nešiotis 2 mobiliuosius telefonus vienu metu. Jeigu 2 mobiliųjų telefonų pirkėjas neturi, mes siūlome labai originalią dovaną savo antrai pusei. Tiesiog atskiriate ir pusę padovanojate. Artimiausiu metu žadame išleisti naują dėklų liniją skirtą moksleiviams. Ji bus dvigubai pigesnė ir prieinama kiekvienam moksleiviui, nes užtrauktukus pakeis pigesnės kilpelės bei virvelės. Tiesiog susivarsto 2 dėklai įvairių dydžių ir jūs turite sujungtą dėklą. Šie dėklai yra rankų darbo ir natūralios odos, susegami štai tokiom knopkom. Bet kokio dydžio dėklą galite susegti su bet kurio dydžio dėklą. Visi dėklai, visi mūsų įmonės dėklai turi specialią ištraukimo sistemą. Įdėjus telefoną, jūs patraukite ir galite pažiūrėti kiek valandų. Galim pademonstruoti. Ir panašiai. Šis telefonas kiek per didelis, bet medžiaga puikiai tampus. Užsegame, įdedame, paėmė, patraukime, pažiūrim kiek valandų. Kaip jums kyla tokia idėja? Tiesiog dauguma iš mūsų šitoje bendrovėje esančių mokinių, mūsų draugų, klasiokų, paaugliai, jie naudojasi 2 operatorių paslaugomis, tiesiog taip gavosi pigiau ir turi 2 mobiliuosius telefonus. Ir tiesiog jos būna nelabai patogu nešiotis, nes tarkim, jeigu ties greitai įsimeti į kuprinę, rankinę, tau skambina, paimi vieną, o pasirodo ne tas skambina, o šitą paimi iš karto 2, viskas vietoje, tvarkinga, patogu. Ir jeigu, pavyzdžiui, tau vieną dieną nusprendai neštis tik vieną telefoną, laisvai gali atsisekti, taip pat gali pirkti skirtingų spalvų, nes kiekvienas užtrauktukas kiekvienas susisega. Mūsų produkto labai svarbus ruožas rentas yra komplektacija. Jeigu jums patinka žalia spalva, galite tiesiog susikomplektuoti visą žalią dėklą. Jeigu patinka, sakykime, žalios ir geltonos derinys, tiesiog susisegate žalią ir geltoną pagal jūsų telefono dydį. Supratau, kur pardavinėjate savo produktus? Prekiavimo mokykloje. Visai neblogai sekėsi. Užsakymų? Dabar gavome keletą užsakymų ir pardavėme keletą dėklų. Dabar mugės metu tiesiog. Taip pat šitie dėklai yra geri tonės, yra gaminami iš labai minkštos medžiagos, galite tiesiog paliesti ir jie apsaugo nuo smūgių. Taip pat čia irgi vienas susidomėjęs pirkėjas prie jo paklausė, ar galim patikrinti. Tiesiog leidami įdėti telefoną, paleido, kad iš tokio žemė ir nieko atsitiko. Nes ši medžiaga, būtent tokia medžiaga yra naudojama vaikiško autokedučių gamyboje. Dėl to jį puikiai yra apsaugomas. O kas jums siūna juos? Šituos dėklus gaminame patys, o šitiem samdome žmogų. Mes tiesiog norime kokybės ir daugiau laiko skirti rinkodarai ir patiem pardavimui. Kas gamina dizainą? Dizainą viena mergaitė, Greta, kuri gamino šitą stendą. Va, mūsų visi. Gerai, ačiū labai. Turime tinklapį lietuvių anglų kalbomis. Super.